1966 m. Liepos 14 d. naktį 8 slaugės studentės buvo žiauriai nužudytos jų rezidencijoje Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Richardas Speckas grasino moterims ginklu ir peiliu, kiekvieną iš jų surišdamas ir tada apiplėšdamas jų namą. Per ateinančias kelias valandas Richardas Speckas subadė ir pasmaugė net 8 moteris. Vienai jaunai moteriai, Corazon Amurao, pavyko pabėgti ir pasislėpti po lovą. Richardas Speckas nužudė tiek daug moterų, kad net pametė savo aukų skaičių. Richardas Speckas buvo alkoholikas ir smulkus nusikaltėlis. Iki 25 metų amžiaus jis buvo suimtas daugiau nei 20 kartų. Ant dilbio jis buvo išsitatuiravęs Born to Raise Hell. Liepos 13 naktį išgėręs keliose Čikagos baruose, Richardas Speckas įsibrovė į Čikagos bendruomenės ligoninės studentų slaugytojų bendrabutį. Tada Richardas Speckas panaudojo ginklą, kad įstumtų 3 slauges į miegamąjį, kur rado dar 3 moteris. Naudodamas jūrinius mazgus, jis surišo moterų rankas ir kojas juostelėmis, nuplėštomis nuo patalynės. Iki vidurnakčio namo grįžo dar 3 slaugės, kurios taip pat buvo surištos. Speckas patikino moteris, kad tik ketino jas apiplėšti. Apvogęs moteris jis jas nuvedė į atskiras patalpas ir taip po vieną išžudė. Likusios moteris girdėjo tik prislopintus riksmus. Amurao, kuris slėpėsi po savo lovą, laukė iki kitos dienos 6 valandos ryto, kol paliko savo slėptuvę. Tada ji išropojo ant 2 aukšto atbrailos ir šaukėsi pagalbos. Policija, reaguodama į šauksmus, gavo išsamų Richardo Specko aprašymą iš Amurao. Eskizas kitą rytą buvo patalpintas kiekvieno vietinio laikraščio pirmajame puslapyje. Ta naktį pigiame motelyje pasislėpęs Richardas mėgino nusižudyti. Richardas Speckas buvo suimtas kitą dieną Kuko apygardos ligoninėje. Su Amurao apibūdinimu ir eskizu, taip pat įvykio vietoje paliktų pirštų antspaudų dėka, Speckas buvo suimtas ir nuteistas mirties bausme. Tačiau 1972 metais, kai aukščiausiasis teismas pripažino mirties bausmės įstatymą nebegaliojančiu, Richardas Speckas buvo pakartotinai nuteistas kalėti 400 metų. Jis mirė kalėjime nuo širdies smūgio 1991 m. gruodžio 5 d.